Labas vakaras visiems, kas žiūrit, kas žiūrėsit. Taip pat šitas įrašas bus įdėtas į YouTube. Labas vakaras visiems. Taigi, tęsime toliau astrologinių paskaitų dėstymą. Aišku, aš šitas paskaitas dėstu per savo kompetencijos prizmę. Daug metų studijau vedų, filosofiją, psichologiją ir nesenai baigiau 1,5 metų trukusius mokymus Nalandos universitete. Tai yra budizmo filosofija ir praktika. Tai ir astrologija man yra kaip instrumentas diagnozei pagrinde. Tai ir dėstau savo požiūrį, savo supratimą. Tokiu būdu, kaip sakant, kai dėstai, kai daliniesi, tai ir taip pat pats dar kažką daug ir naujo atrandi ir supranti. Ir aš, kaip supratau, ir jums yra šitos paskaitos įdomios. Tai ir tęsim toliau. Šiandien planas yra iš tikrųjų pradėti kalbėti apie mėnulio mazgų aspektus su planetomis, bet šiek tiek gal, visiem prisiminkim dar, pasikartokim, kasgi tie yra mėnulio mazgai. Pirmiausia, kad mėnulio mazgai tai nėra fiziniai kūnai, tai nėra planetos, kurios turi fizinius kūnus. Tai yra iš tikrųjų matematiniai erdvės taškai. Tai yra taškas, kuriame susikirta dvi orbitos. Tai yra Žemės kelias aplink Saulę ir mėnulio orbita aplink Žemę. Tai va tas taškas yra būtent tie du taškai gauname ir jie visada yra opozicijai 180 laipsnių kampu ir jie juda zodiako ratu atgalinė, retrogradinė kryptim. O pilnas ciklas trunka 18,5 metų plius minus. Tai va, ir kas dar yra svarbu, aš kartais atkreipiu dėmesį, kai darau analizę horoskopo, kad tikrieji mazgai, jie kartais būna retrograd, ta prasme, normaliai kryptis jų yra retrogradinė, o kartais jie ir juda ir tiesiai, tai yra tie tikrieji taškai, jie gali į priekį ir atgal judėti truputį vėl, kaip sakant, bet vidutiniai taškai, kuriuos paprastai astrologai remiasi, paprastai jie visada yra retrogradiniai. Tai prasme, juda atgalinę retrogradinį kryptim zodiako ratu. Taigi, šiaurinis mazgas simbolizuojamas kaip apverstas indas. Taip, tai yra kaip pasaga, taip. Ir skaitosi, kad yra drakono galva, kuri yra alkana ir negali tiesiog būti pripildyta. Tai yra alkis, tam tikras troškulys, yra troškimas. Tai rodo tą sritį, kur yra, tarkim, Rahu arba šiaurinis mazgas mėnuliam, kur žmogus patirties dar nėra sukaupęs. O pietinis mazgas Ketu, tai yra kaip pilnas indas, simbolizuojamas, jūs skaidrėje galite matyti. Taip, būtent aš tai esu pavaizdavęs skaidriai. Tai yra kaip pilnas indas, taip, indas, pavyzdžiui, su vandeniu. Ir tai yra drakono uodega. Tai sritis, kurioje patirties yra daug ir ta patirtis yra įsisavinta. Tai yra, šiaip atvirai pasakius, tai yra komforto zona. Ketu yra žmogaus komforto zona, o Rahu yra žmogaus diskomforto zona. Tai
Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, kokį pavyzdį, kad suprasti taip žemiškai paprastai, įsivaizduokime, kad pietinis mazgas ketų yra mūsų CV. Čia yra surašyta viskas, ką mes mokam, ką žinom, ta prasme, įgūdžiai, tai yra tam tikras bagažas, kurį mes jau turim. Mums jau čia stengtis nieko nereikia, mes jau tai jau, kaip sakant, tam tikrą įgūdį turim ir iki automatizmo viskas. O va, šiaurinis mazgas, rahu, tai yra patirtis, kur mes neturim tos patirties. Ir čia mes jaučiamės tokie, rankos dreba, mes jaučiamės žali, tokie, kaip sakant, labai priklausomi nuo aplinkybių. Ir likimas yra mūsų tas darbdavys, kuris šiame gyvenime būtent duoda tai, ką mes turim išmokti, kažką naujo, kažkokį naują amatą, pavyzdžiui. Ir ką reikia dar suprasti, kad būtent kai mes naują kažką tai išmokstame, mes jaučiame iš tikrųjų džiaugsmą. Aš labai taip paprastai supaprastinti. Ketų džiaugsmo neduoda. Ketų galbūt duoda saugumą, bet džiaugsmą. Rahu duoda nesaugumą, bet jeigu žmogus susivaldo, jis tampa, kaip sakant, patiria džiaugsmą. Bet nereikėtų daryti klaidos interpretuojant mazgus. Tai nėra tiesus kelias palikti pietinį mazgą, eiti link šiaurinio. Iš tikrųjų, rahu ir ketų pradirbimas tai nėra bėgimas nuo praeities, tai yra toks nuolatinis balansavimas, tam tikros supinės. Ir žmogus užduotis yra dvasinė prasme sujungti šitas dvi pozicijas savyje, apjungti savo psichikoje, apjungti. Tai mes turim panaudoti taip pietinio mazgo potencialą, suprasti jas vienu žodžiu ir tai gali tapti mūsų tam tikrą vidinę atramą. Ir tai yra Saturno struktūra, tam tikra prasme, saturniška struktūra. O būtent šiaurinis mazgas tai yra Jupiterio plėtros principų veikia. Tai va, ir tarkim, mes turim tarp Saturno struktūros ir Jupiterio tos plėtros principo atrasti tam tikrą pusiausvyrą. Va, pavyzdžiui, jeigu, mūsų praeitis yra, Skorpione ketų, reiškia, žmogus geba išgyventi krizės, jis supranta Skorpiono, tarkim, tą energiją pažįsta. Ir jeigu žmogui, tarkim, gyvenimas ramus yra, tas žmogus su Skorpiono praeitim, ketų, arba, reiškia, pietinis mazgas yra Skorpione, tai jis tiesiog kuria dramą. Tada jis gerai jaučiasi. Užduotis yra iš tikrųjų šiaurinėme mazge, šiaurinis jautėje, pavyzdžiui, jam tikslas išmokti ramybės, stabilumą ir mėgautis, džiaugtis materiją. Va, ir klaida būtų visiškai atsakyti Skorpiono energijos ir teisingas kelias čia būtų, kad būtent panaudoti Skorpiono, pavyzdžiui, įžvalgą, drąsą, tam, kad sukurti stabilų, ramų ir turtingą gyvenimą. Tai va, ir man aplinkoje tikrai yra pažįstamų žmonių su būtent ketų Skorpione rahu jautė ir jie gana sėkmingi verslininkai, bet pas juos yra ta uoslė. Jie moka, kaip sakant, daryti materiją. Tokia kaip ir užduotis gaunasi. Ką dar reikia žinoti apie
apie amžiaus tarpsnius, ciklus, mėnulio mazgų ciklai. Tai iki 36-37 metų skaitosi, kad žmogus dažnai gyvena tarytum avansu, jis tarytum iššoka į šiaurinį mazgą dėka savo jaunumo. Vat ir likimas tarytum suteikia galimybės naujose srityse, nors kompetencijų jis dar ten kaip ir tokių neturi. O va, po 36-37 metų vyksta brandos lūžis ir žmogus turi būtent tokią karminę užduotis, kad būtent pradėti sąmoningai naudoti būtent pietinio mazgo patirtį kaip fundamentą, kad sukurti kompetenciją šiaurinio mazgo temoje. Tai ir galbūt visi prisimena, aš pats labai puikiai savo 36 metus prisimenu. Tai lūžio tam tikri metai, jo, po to aišku ten dar ir toliau vaina, prasideda, kaip sakant, tie kriokliai vadinami karminiai. Tai va, ir taigi šitą mazgo ašis paprastai parodo tam tikrą esminį žmogaus sąveikos principą su pasauliu. Tai yra aš ir pasaulis. Tai va, tai irgi va tą mes žinom, tai reiškia, kad ketų yra, reiškia, jėga, o šiaurinis mazgas būtent iššūkis, taip. Ir tai būtent generuoja žmogaus, tą tokį, kaip sakant, evoliucinį, kaip stimuliuoja žmogaus evoliucinį principą. Dabar apie planetas, vat ką reikia žinoti, bendrai kalbant. Jeigu planeta, aš kalbu apie 10 planetų, aišku, galime ir Chironą dar čia pridėti, ir kitas planetas, ir taškus, ir Lilit, ir Seleną dar čia galime dėti. Bet mes kalbėsim apie pagrindą, tai yra 10 planetų, planas yra pakalbėti. Šiandien ar spėsim, ar nespėsim, žiūrėsim. Tai jeigu ne, tai rytoj bus dar paskaita. Tai va, jeigu planeta turi jungti su pietiniu mazgu, tai ta planeta vadinama, kad yra įvaldyta tos planetos energija. Va, ir įdomu tai, kad tai pradeda veikti kaip stabdis. Tai yra žmogus turi tam tikrą komfortą šitoj vietoj. Ir kaip šalutinis efektas planetos jungtis, pavyzdžiui, su pietiniu mazgu, tai rodo puikybę. Pavyzdžiui, ketų Merkurijus intelektualinį, pavyzdžiui, puikybę ten, ir panašiai. Tam tikrą puikybės formą, tendenciją. O va, jungtis su šiauriniu mazgu, jeigu planeta turi jungti, būtent kalbu apie jungti, ne apie kitus aspektus. Tai reiškia, kad ta planeta yra neišvystyta pa žmogų. Žmogus nepažįsta šitos planetos. Vat, bet likimas paprastai duoda žmogui avansų, tarkim, galimybių būtent pradirbti šitą planetą. Ir tai yra labai svarbu. Būtent tos planetos tema tampa labai svarbi žmogaus evoliucijos, dvasinio tobulėjimo keliu einant. Taip pat labai svarbus būtent kvadratūros. Jeigu planeta turi kvadratūrą ir Rahu ir Ketu, tai irgi rodo konfliktą tarp praeities modelio ir dabarties reikalavimų. Ir tai duoda paprastai tokį neadekvatų reagavimą, ypač pirmoji gyvenimo pusė. Antroji gyvenimo pusė paprastai prasidirba ir tai tampa žmogaus stipriaja jėga, sakykim taip.
Vat ir ką dar, aš noriu dar va tokį va lygmenį pakelti, į aukštesnį dar lygmenį, kad tai yra karminiai mazgai vadinami, jo. Ir reikia žinoti, kad jeigu žmogus eina savęs pažinimo keliu, kaip ir toks tikslas turi būti būtent išeiti iš horoskopo, tarkim, kliučių, nes horoskopas jis duoda tam tikras kliūtis žmogaus gyvenime. Tai pasireiškia fobijos, baimės, kompleksai, panašiai. Panašiai, tai reiškia ir parodo labai giluminės priežastis. Vat ir skaitosi, kad žmogus būtent turi šitą dalyką pradirbti, taip pat ir stiprios pusės, pavyzdžiui, su ketu konjunkcijos planetos duoda labai didelius iššūkius žmogui, tai gali būti kaip tokia, ale kaip gera karma, tam tikrą prasme, tačiau gali stabdyti jo kelią. Tai yra būtent kaip gera karma irgi dvasinį tobulėjimą stabdo. Bloga karma sukelia žmogui neapsakomas kančias, o gera karma žmogų irgi, kaip sakant, stabdo, patalpindama į komforto tam tikras zonas pagal tos planetos, ženklo, būsto būtent temas. Vat ir dar šiek tiek aš noriu, kadangi tai kaip karminiai mazgai vadinami, jo karminiai. Karminis tai iš tikrųjų labiau yra ketu. Ketu yra karminis, ten yra karma. Va, tai yra vienas iš tokių taškų, jeigu mes horoskopą paimti, žmogaus praeitį, kad ištyrinėti kokia jo praeitis, daugmaž jo, sakykime, jo esmės, sakykime, taip, simboliškai kalbant, jo sielos, taip, praeitis. Tai pirmiausiai žiūrima būtent ketu pozicija, po to yra žiūrimas į C, taip, ir descendentas taip pat žiūrima Saulės opozicijos ženklas. Tai va, taip aišku, po to galima žiūrėti ir Mėnulis koks yra, galima žiūrėti Saturnas koks yra ir panašiai, ir kitas planetas nagrinėjant, mes galim sudaryti žmogaus tam tikrą praeitį, tam tikras įdirbius, kurie sunkus, bloga karma, arba geri įdirbiai, gera karma. Bet kokia karma dažniausiai gali tapti kliūtis, ir bloga karma, ir gera karma dvasiniam kelyje gali būti kliūtis, todėl reiškia, horoskopas jis yra puikus, kai mes jį naudojam diagnozei, kad pažinti save, giluminius, sakykime, savo savybės ir nepasilikti geroj, kaip sakant, geroj karmai. Tai va. Užduotis tokia yra, jeigu mes einam savęs pažinim keliu. Jeigu neinam, taip, čia yra žmogaus pasirinkimas, tada astrologija tampa, kaip geriau gyventi šitam materialiam pasauliu, bet, kaip sakant, ten žaidimas yra begalinis žaidimas, samsara vadinamas. Tai va. Ir dabar šiek tiek apie karmą. Kasgi ta karma yra, kaip tik ruošiuosi konferencijai, po truputį jau dėliojasi paskaitas, skaitysiu apie karmą ir laisvą valią astrologijai. Tai kaip visą tą suprasti ir panašiai, ir mes turim suprasti, kad pats žodis karma ateina iš rytų, tai yra iš vedų laikų, vedinių laikų, po to reiškia Buda karmos dėsnį labai praktišką padarė. Čia visa istorija yra. Ir džiotišas, vedinė astrologija yra apie karmą. Ten visos planetos, viskas yra apie karmą. Tai lygiai taip pat ir vakarų astrologija irgi karmos, sakykime, tą priežastingumo dėsnį priima irgi ir galima į jį gilintis. Taigi žodis karma tai yra kyla iš sanskrito šaknies
kri, tai yra veikti, daryti. Ir budizme yra pabrėžiama, kad karma tai yra mūsų valia arba ketinimas. Nesvarbu, ką žmogus išoriškai daro, svarbu, koks yra jo ketinimas. Ir astrologiškai kokia planeta už ketinimą yra atsakinga? Tai Plutonas ketinimas yra. Plutonas yra. Ir skaitai žmogus, kuris įvaldo ketinimą, jis tampa gyvenimo kūrėjas, jis gali rinktis likti samsarai arba eiti dvasiniu keliu. Tai jeigu nėra, pavyzdžiui, intencijos arba ketinimas, reiškia, tai skaitasi veiksmas yra mechaniškas ir karminio svorio kaip ir neneša. Taigi yra stimulas, reakcija, tai yra ketinimas, veiksmas, duoda karmą, tada į psichiką įsirašo samskara ir vasana, impulsas veikti, taip, ir galų gale visą tai veda prie tam tikrų patirčių, tam tikro rezultato. Ir kai tik sudaro palankios sąlygos, tą rodo ir planetų tranzitai, nagrinėjant tranzitus, kokios sąlygos čia susidaro. Ir galima daugmaž suprasti, kada tam tikri, reiškia, karminiai akcentai aktyvuosis ir daugmaž kaip jie gali vystytis. Tai ir yra žiūrima planetų, tarkim, dinamika, taip, tranzitinių ir ne tik, ir progresijos žiūrimas ir visaip. Tai ir šiaurinis ir pietinis mazgai, jie būtent yra ir su tuom ir labai ir susiję, todėl jie vadinami karminiais mazgais. Arba tam tikrą prasme vedinė džiotiš kalba tai yra susiję ir su dharma. Dharminiai mazgai, tai kalba eina apie šio gyvenimo žmogaus paskirtį. Apie šio gyvenimo paskirtį yra susiję. Tačiau nebūtinai tai yra susijęs su pilnai 100% yra susijęs su sielos paskirtim. Tai čia irgi reikia tą dalyką žinoti. Ir dar trumpai, kad karma skirstoma į sančitą karmą, tai yra kaupėsi iš begalinių praeitų gyvenimų, egzistencijų, tai yra kolektyvinis toks pasąmonės saugykla tam tikra. Ir per vieną gyvenimą to neįmanoma nei išryšti, nei niekaip. Po to eina prarabdha karma, tai yra tam tikra maža sančita karmos dalis, kuri subrendo ir žmogus gimsta. Tai mes gimstam pas tokius tėvus, tokioj šeimoje, tokioj aplinkoje, tokioj giminiai, tokioj šalyje ir panašiai. Visa tai yra prarabdha karma ir tam tikra žmogaus vystymosi trajektorija irgi yra kaip ir nubrėžta ir tai rodo horoskopas. Tai prarabdha karma yra sančita karmos dalis, kuri subrendo būtent šiam gyvenimui. Tai tai yra kūno dinamika, vystymasis tėvai, reiškia pagrindiniai tam tikri gyvenimo įvykiai. Būtent natalinis horoskopas būtent įrodo prarabdha karmą. Ir kurią dažniausiai reikia priimti, galima tik pakeisti požiūrį ir panašiai. Ir Po to yra kriyamana karma, tai žmogaus ta vadinama laisva valia, karmos lauke, tam tikra laisva valia, tam tikros kryžkelės. Ir astrologija irgi tai matosi, kad kai žmogus daro tam tikrus pasirinkimus, padaręs tam tikrą pasirinkimą tam tikrų laikų, reiškia, vėlgi vystosi žmogaus likimas ir gyvenimas. Todėl nuspėti žmogaus gyvenimą yra labai labai sunku. Jeigu žmogus yra nesąmoningas, astrologas gali tiksliai įvardinti daugmaž. Tarkim, žemo lygio astrologai, jie žemo lygio turiu omeny dvasinę prasme. Jie gali būti puikus technologiškai, net ir psichologiškai išsilavinę, bet
jie sako, man užtenka pasižiūrėti į horoskopą ir aš jau žinau apie tą žmogų viską. Tai yra žemiausio lygio astrologai, taip kalba. Todėl, kad jie būtent, reiškia, žmogų žiūri kaip į tokį karmos likimo, kaip sakant, vergą. Tai yra, ir iš tikrųjų žmogus, jeigu yra žemo sąmoningumo, tai jo horoskopą paprastai galima gana tiksliai nuspėti net ir ateitį jo žiūrint į horoskopą. Bet jeigu žmogus jau eina savęs pažinimo keliu, jis pradeda naudoti kriemaną karmą, laisvą valią, ir tam reikia ir išminties, ir žinių. Ir būtent tas mindfulness arba sąmoningumas, kai mes dirbame su automatiniam reakcijom ir panašiai, mes pasirenkam, tai jau nebeįmanoma nuspėti žmogaus, sakykime, likimo, žiūrint vien į horoskopą. Su tokiu žmogum reikia kalbėtis, užduoti klausimus, kas jiems svarbu, ir tada tik tai tu gali pamatyti, ant kiek jis yra pradirbęs vienus ar kitus, tarkim, savo horoskopo aspektus. Ir yra žmonės, vadinamai išsivadavę žmonės, tai jiems astrologija kaip ir jau nebereikalinga net. Tai va, bet astrologija, tarkim, sąmoningumo keliu bundantiems žmonėms yra puikus instrumentas ir iš tikrųjų, nes dažnai yra žmonės, kurie sako, atjungiu karmą, išmetu astrologiją ten, arba, reiškia, nurašo, kad tai yra kažkoks instrumentas, sakykime, kuris kaip tik suriša žmogų ir panašiai, tai dažniausiai tą daro astrologai. Ir gali būti labai silavinę ir panašiai, bet jei žmogų žiūri kaip į tokį, kad jis yra karminis, neturi aukštesnio dvasinio plano tokie astrologai, bet jie gali būti labai silavinę ir tikrai puikiai išmanyti astrologiją pačią. Bet pas juos nėra dvasinio plano, jie nesupranta. Jų žodžiai gali blokuoti žmogaus kelią ir panašiai. Tai va, o bundantiems žmonėms astrologija tampa būtent, mes žiūrim, kaip žmogus komforto zonas, kaip pasi. Ir kiek man tenka pastebėti, yra, reiškia, žmonės, kurie savęs pažinimo keliu, yra tokių, kurie tipo dvasinių kelių eina, bet jie yra komforto zonoje. Astrologiškai žiūrint, jie yra užstrigę komforto zonose. Jie niekaip neina nei į Rachų pusę, nei į Saulės pusę, nei į MC pusę, nei į ascendento pusę, žinai. Ta prasme, o kaip turėtų būti sąmoningumo keliu einantis, jis turi būtent eiti tam tikrom, astrologijoje iš karto matosi, kad žmogus dirba su savim. Keletą žodžių užklausi, žmogus atsako ir matosi, dirba su savim žmogus, deda pastangas, viskas tvarkoja su juo, žinai. Jam tik reikia padėti, nukreipti dėmesį ir panašiai. Yra žmonės, kurie intuityviai tą jaučia, bet tai yra labai brandus žmonės, jiem horoskopo nereikia, iš tikrųjų. Nes jie jau eina pilnų kelių. Tai va, tai yra ta kriemana karma, reikia išlaisvinti, tai yra sekantis etapas. Tai va. Tai tiek ir dabar mes pereisim prie būtent planetų nagrinėjimo, Saulė ir Mėnulio mazgai. Tai Saulė rodo asmenybės ašį. Asmenybės ašį, tai yra įsikūnijusios asmenybės ašį. Saulė nebūtinai yra susijusi ir su siela. Tai nereikėtų taip maišyti su siela, su žmogaus ta dvasia, dvasinė esmė. Bet tai rodo tam tikrą kryptį. Aš dažnai, kai konsultaciją atlieku, tai tokią alegoriją pasakoju, kad čia supaprastinta schema, bet kad paaiškinti apie horoskopą, kas tai yra horoskopas sąmoningui žmogui. Tai pirmiausia,
sakau, vat, įsivaizduokite, kad jūs, vat, žmogus, vat, buvo rytas, taip, dabar atėjo vakaras, po to įsimilsėtis ir kitas rytas bus, mes vėl pratęsim darbus, kažką naujo pradėsim ir panašiai. Tai kaip žmogui viena diena, taip, tai sielai viena inkarnacija, kaip viena diena. Kad suprasti, taip, kaip žmogui, vat, viena diena praėjo, taip sielai, žmogaus esmė, dvasiniai, taip, tai yra viena žodžiu, viena žmogaus inkarnacija. Tai tai dabar įsivaizduokite, daugmaž, tarkim, kažką mes vat, šiandien, pavyzdžiui, aš dabar skaitau paskaitą ir jeigu nespėsiu, aš rytoj paskelbsiu, aš dar rytoj skaitysiu. Tai reiškia, šį gyvenimą, tarkim, baigiantis gyvenimą, kažkokį planą užsukau ir nespėjau padaryti jo. Ir, nu ką, ir palikau kūną, taip perėjau į neišreikštą lygį ir kitą gyvenimą gimstu. Ir aš jau kitą gyvenimą, jau yra pas mane tam tikros užduotis, kurias aš turiu padaryti. Ir Saulė rodo tą, reiškia, mano gyvenimo kryptį. Link kur aš ką turiu padaryti, tai yra iš praeities eina. Tai va, tai Saulė yra žvaigždė, taip, ir horoskope tai labai svarbus taškas yra. Tai irgi rodo, link kur žmogus turi eiti, ką jis turi įvykdyti, būtent per ženklą, per būstą, per aspektus ir panašiai. Ir dabar, jeigu Saulė yra susijusi su Mėnulio mazgais, įvairiausiais aspektais, ypatingai jeigu su konjunkcija susijusi arba ta pati kvadratūra, tai labai rimtos užduotis, ta Saulė tampa labai svarbi žmogaus gyvenime. Tai reiškia, kad žmogaus ego yra labai susijusi su gyvenimo programa. Tai va, tai gali būti kaip ir kliūtis, bet gali būti kaip ir, nu, va, tam tikra užduotis, jeigu su Rahu susijusi užduotis labiau, paaštrinta Saulės užduotis, tai reiškia, tai labai svarbu. O jeigu, reiškia, su Ketu, tai reiškia, kad kažkokie dalykai yra su Saulė, kuriuos reikės atpažinti ir su jais pradirbti. Jeigu Saulė yra jungtyje, taip. Dar kas yra svarbu, jeigu jungtyje su mazgais yra, tai reiškia, kad žmogus arba yra gimęs užtemimo koridoriuje, arba arti, šalia. Ir tai irgi tas vadinamas pažymėtas likimas yra. Ir tokio žmogaus gyvenime, tokios Saulės, laisvos valios yra mažiau. Ir įvykiai, kurie vyksta to žmogaus gyvenime, turi fatališką tokį, pobūdį. Taigi, Saulės jungtis su pietiniu mazgu. Tai reiškia, tai rodo labai stiprų ego. Tai yra labai stipri susiformavusi asmenybė. Dažniausiai lyderio savybės turi kūrybinį tam tikrą potencialą iš praeities, tai yra užakcentuota. Ir tai didelis autoritetas praeitį buvęs, kažkoks tai kūrėjas su labai dideliu ego, labai svarbus, taip, labai svarbus žmogus. Žinot, kodėl paprastai būna prezidentai, žmonės išrenka, yra tik tai 4 metai prezidentui. Ir šiaip valdžioj žmogui pradeda kenkti valdžios buvimas. Jis pradeda galvoti, kad jis yra kaip dievas. Jo ego ant tiek išsipučia, kad jis pradeda galvoti, kad jis yra kaip dievas, koks faraonas, o visi kiti yra jo vergai, bet yra iliuzija. Tai yra žmogus patenka į tokią iliuziją, kad jis yra toks karalius. Tai čia reiškia Saulė su Ketu, žmogus tokią iliuziją nešasi savyje
Ir kokia dar problema yra, kad pietinis mazgas tarytum siurbia žmogaus energiją. Realiai gaunasi, kad ten, kur saulė, va ta gyvybinė energija ten eina, o ketų tarytum va ta komforto zona. Tai kaip veikia ta komforto zona? Čia dabar skaidrės aš tos neparodysiu, bet yra tokia karikatūra, kai dvi varlės puodė verda. Ir viena varlė sako, reiškia, mums atrodo, kad tuoj mus išvirs. Kita varlė laikraštį atsivertusi sako, ne, čia yra propaganda, reiškia, ten eina, kad priešų, reiškia, išsigalvojimai. Viskas gerai čia su mumis. Tai žmogus turi tokį problematiką tam tikrą. Jis iš vienos pusės jaučia, kad tai yra, kad jis nejuda niekas pas jį, nesivysto, ta gyvybinė energija tokia kažkokia tokia, neišsiplešia tarytum iš savęs tokio. O kita pusė kalba, kad viskas čia su tavim gerai, tu čia pripažintas, tu čia esi ir panašiai. Arba, kaip sakant, pagal žmogaus, tarkim, tas užduotis gyvenimo, jis viską čia gerai daro. Tai užduotis labai sudėtinga yra. Tai toks kaip ir pensininko sindromas, reiškia. Viskas jau padaryta, nieko čia daryti nereikia daugiau. Tai jeigu saulė su ketu, tai ego labai didelis, tai nebebūta žvaigždė savo. Taip ir, reiškia, ir problema ta yra, kad saulė, jeigu jungiasi su ketu, jį opozicija į Rahu daro. Tai yra labai sunku. Jis turi būtent į Rahu koncentruotis. Ta energija, kurią turi, jis turi būtent iš komforto zonos išlipti. Tai tos varlės turi išlipti iš to puodo verdančio. Kitaip išvirs ir kitą gyvenimą vėl vystysi situaciją. Taip, jis turi labai dalinti su kitais. Kaip ego gali veikti saulė su ketu, pavyzdžiui, toks žmogus pasąmoningai laukia aplodismentų, tarytum kažką truputį padaro, jį turi visi mylėti ir panašiai. Tai ir jis bando būti svarbus, bando reikalauti dėmesio. Jo. Tačiau likimas būtent gesina, vienu žodžiu, nieks jo nemato, nieks jo neįvertina. Ir tai jeigu į nuoskaudas įkrenta ir viskas ten ir sudėtingai gaunasi. Jeigu saulė jungiasi su šiauriniu mazgu, tai irgi situacija yra, tai reiškia, kad ji daro opoziciją į ketų, tai yra sunkiau panaudoti praeities įdirbį. Ego yra visiškai toks novatoriškas, jo. Jis gali būtent to žmogaus užduotis tapti matomu, tokiu pionierišku, eiti prieki, o jis bijo, jo rankos dreba, jis pilnas baimė, jis toks, įsivaizduokit, kaip pavyzdys toks į sceną, pavyzdžiui, reikia prieš auditoriją pasakyti greitai, sako, pasakyk reikia, tu čia esi, tu eik į sceną, jis ateina, jungia prožektorius, ir dabar, sako, tu kalbą pasakyk kažkokią, ir jam dreba balsas, žysas virpa ir jam sudėtinga yra. Tai čia gaunasi tokia irgi sudėtinga, reiškia, kad toks dvigubas efektas irgi gaunasi iš vienos pusės noras būti reikšmingam, iš kitos pusės labai didelis savim nepasitikėjimas, kad esi nevertas. Tačiau likimas kaip tik tokiam žmogui, jis kažką truputį padaro, iškart visi pastebi. Iš karto, reiškia, jis yra pamatomas ir tarytum į postą, į valdžią gali patekti toks žmogus. O jis viduje labai didelį nepasitikėjimą rodo. Taip pat saulė irgi, mes žinom, kad mažam vaikui simbolizuoja tėvą.
Tai irgi tai gali rodyti, kad, reiškia, tėvo figūra silpnas, tėvas yra silpnas arba labai dominuojantis toks smurtiškas tėvas, kur verčia tą, reiškia, paskui tas žmogus su Rahu, su Saulė, jis turi, tartum, pasipriešinti tam tėvui ir tokiu būdu tėvas tampa tuo katalizatorium, kad išeiti į, kaip sakant, į areną, tapti matomu. Jeigu Saulė yra kvadratūrose su mazgais, taip vadinamas tau kryžius, tai reiškia, kad žmogaus ego, norai, ambicijos kertasi su likimu. Tai yra, išgyvena konfliktus tam tikrus, tai gali duoti konfliktai su tėvais, autoritetais, ypač vaikystėje. Ir, reiškia, visą tai nešasi per gyvenimą konfliktišką tam tikrą poziciją. Tai va, ir gali būti, kad tam žmogui labai nesiseka, pavyzdžiui, jis kažką daro, tai ką jis tarytum nori, jam nesiseka, neina į priekį, užstrigimas tam tikras. Tai gali būti ir krizės, ir lygos, ir kažkokie netektis kažkokios, kurios jis stabdo. Toliau einam harmoningi aspektai, jeigu yra tarp Saulės ir Rahu Ketu, tai kokie tai yra sekstilis ir trigonas, tai reiškia, kad natūraliai žmogaus asmenybė, talentai, gyvybinė energija natūraliai įsilieja į tą jo gyvenimą, jam nereikia laužyti savęs, tai yra tokių psichologinių traumų, mažiau turi įtampų, va, ir dažnai aplinkybės, tartum, palankiai klostosi. Sekasi tokiam žmogui ir su tėvo figūra sekasi, su autoritetai sekasi, jis gana sklandžiai gali judėti savo kryptim, tą trajektoriją, kurią yra pasirinkęs. Ar kas turit aspektų su Saulės, su mazgais? Parašykite komentaruose, kaip jums surezonavo ta informacija, kurią aš dabar papasakoju. Ir dar iš kitos pusės, ar jums aktualu, kad taip kažkaip, ar ne per smulkiai aš jums pasakoju? Parašykit komentaruose. Nu ir va. Man atrodo, kad šiandien mes pakalbėsim dar apie Mėnulį ir mazgus ir rytoj pratęsime antrą dalį. Nes aš matau, kad mes jau 4 minutės kalbam, tiksliau kalbu. Ir pasižiūrėsiu komentarus jūsų. Aha, Marija, jeigu Rahu jungtis su Lilith. Toks klausimas jau. Tai gal sekantį kartą tada, bet tai jau galit suprasti daugmaž, kaip aš čia kalbu, Lilith, kas yra Lilith, yra paskaitos. Ir gali daugmaž pabandyti sujungti Rahu ir Lilith, tai tokį originalų žmogų duoda, iš tikrųjų drąsų, kaip sakant, rizikuojantį. Lošėja. Sakykime, taip labai trumpai. Bet aišku, reikia žinoti vėlgi daug papildomų faktorių horoskopo, bet šiaip tai va toks yra žmogus. Gerai, einam Mėnulį, praeikim šiandien 2 šviesuliai, o po to tęsim toliau. Galbūt rytoj ir užbaigsim, o jeigu ne, dar viena paskaita bus. Tai va. Taigi dabar Mėnulis. Mūsų brangusis Mėnulis, kaip mes jaučiame šitam pasaulyje.
Jeigu Saulė yra tai, ką aš darau, link kur mano tas norai įvairūs, siekiai kažkokie, taip, ta energija gyvybinė, ne? Tai Mėnulis yra daug, kaip aš jaučiuosi, Mėnulis yra labai su praeitim susijęs iš tikrųjų. Labai su praeitim susijęs ir labai svarbus Mėnulis. Ir Ketu, Rahu, šis irgi yra juk Mėnulio mazgai vadinami. Jo, Mėnulis, taip pat ir Lilit minėta, ir Selena Mėnulis. Mėnulis yra labai svarbus ir taip. Tai va, kaip aš jaučiuosi, kaip aš adaptuojuosi, kaip aš tą pasaulį jaučiu. Taip. Ir jeigu Mėnulis jungiasi su pietiniu mazgu, tai jau turbūt suprantat, kad tai yra labai sena, kaip sakant, įdirbis labai senas, yra labai senas. Tai labai siela atsineša labai milžinišką emocinį bagažą. Toks žmogus labai gilus, nes labai jaučia tą pasaulį, kitų emocijas, jis labai daug patirties turi, intuicija galinga yra ir introvertiškas žmogus, tam tikra jo asmenybės dalis, sakykime, vėlgi, jo centrinė, sakykime, dalis praktiškai Mėnulis, jo. Labai vidinis žmogus. Gali būti irgi sunku išreikšti jausmus. Ir su saugumo tema irgi pažeista yra. Pažeista arba sureikšminta. Jis gali, pavyzdžiui, labiau vienas jaustis saugus negu tarp kitų žmonių. Ir čia kokia problema yra? Tai yra, kadangi pietinis mazgas yra taip vadinamas involucinis, tai žmogus yra tarytum prirakintas prie praeities. Toks kaip užkonservuota. Jeigu ten Saulės atveju varlės, kurios verda puode, taip, kur viena varlė sako, reikia šokti iš puodo, kita sako, nusiramink, čia viskas gerai, čia propaganda priešiškų asmenybių. Tai Mėnulis tai yra konservai, užkonservuota, užvakuota situacija. Tai žmogus turi pats atsidaryti, reiškia, tą konservų bankę. Įsivaizduojat? Tai toliau Mėnulis yra motina, tai be galo stiprus ryšys su motina ir tai gali būti negatyvus ryšys arba toks neutralus, bet labai, arba netgi kažkoks teigiamas, bet jis toks, kažin, ar labai jau toks, kaip materialiai galima įvardinti kaip teigiamą, bet dvasinė prasme jis toks yra surišta labai, persipinę labai, su motina gali būti. Toks emocinis sunkumas. Reiškia, motina tarytum inkaras yra. Arba motina vaikui našta yra, jis turi ją nešti, rūpintis. Tai va čia duoda labai gilią intuiciją, labai didelį psichologinį gylį. Jo, ir, tokiu atveju, kaip ir Saulės atveju, taip ir Mėnulio atveju reikia dirbti su Rahu. Ta kryptim, tai yra išvakuoti save iš konservų dėžutės. Ir Rahu kryptim dirbti. Tai padėti tą potencialą, kurį duoda taip įdirbis Ketu arba tas pietinis mazgas, su Mėnuliu, panaudoti, kad padėti su kitais. Reiškia, nes Rahu, Ketu tai yra aš ir kiti, dar toks, kaip ir ašis yra kiti. Taip link Rahu judant. Tai reikia išeiti iš tos konservų dėžutės į pasaulį.
realiai. Tada po truputį viskas vyksta, bet greičiausiai nors vieną žingsnį padėjus, tai jau yra labai daug. Jeigu jau žmogus turi mėnulį su ketu, tai reiškia, jau ne vieną gyvenimą jis nedrįsta iš komforto zonos išeiti ir ten gali būti užrūgę jau. Vėlgi tą gali parodyti horoskopas, tie konservų dėžutė užrūgsta, po to dangtelį iššauna. Tai taip iššautas dangtelis. Tai va. Dar kaip pavyzdžiui, kokia su mėnulis, su ketu. Žmogui komforto zona kokia yra, kaip jis, pavyzdžiui, prosenelės namai, pavyzdžiui, kur nuotraukų pilna visokių prisiminimų. Ir tuose prisiminimuose, tokiuose senuose namuose, reiškia, jam gera. Ir jis užtrauktos užuolaidas ir jis bijo atitraukti užuolaidą, pažiūrėti saulę, tiesiog spigina. Tai yra toks, nepaprasta užduotis, parašykit, kas turit. Šitokią dovaną atsinešę iš praeities, tai jeigu norite, aišku, tą padaryti. Ir dabar, jeigu mėnulio jungtis yra su šiauriniu mazgu, taip, tai irgi opozicija gaunam jungtis, jeigu su šiauriniu, natūraliai opozicija su pietiniu mazgu, su ketu. Tai čia toks labai žmogus, kuris nemoka slėpti emocijų. Viskas, ką jaučia, viską transliuoja. Jis yra sustiprintas emocijų transliuotojas. Tai duoda irgi labai neramų žmogų, daug baimių turintis, gali tokios, gylio neturintis, pauzių nemokantis daryti. Emocijos bėga, greitai euforija, dugnas ir panašiai. Tai bet iš kitos pusės jis toks gali būti, kartais tenka instagrameriai visokie ten, nežinau, ar teisingai čia aš ištariau, veda ir, reiškia, kalba beleką. Ten kalba, atrodo, buitį rodo, filmuoja, būtų labai įdomu netokio žmogaus horoskopą pažiūrėti, bet astrologiškai, bet visiems yra įdomu. Visiems yra įdomu, suprantat? Tai ir toks žmogus taip pat intuiciją turi, jis greitai pagauna, reiškia, ką reikia kalbėti, kad būtų populiarus ir pritrauktų dėmesį. Ir iš to gali, iš tikrųjų, užsidirbti net. Ir kokia čia motina? Vėlgi kalbam apie motiną, tai reiškia, kad motina galėjo būti irgi dominuojanti arba turinti tokių nestabilią psichiką. Ir labai neramu buvo namuose. Vaikas perėmė labai neramų, tarkim, motinos tokį modelį reagavimo. Čia tos vadinamas, kaip tik pasiruošė paklausyti paskaitą apie schemoterapiją, man kažkaip sudomino. Tai čia tema yra mėnulio konjunkcija su ketu, mėnulio konjunkcija su raku, tai yra ypatingai. Ir kitos, tarkim, konjunkcijos, mėnulio netgi geros konjunkcijos, reiškia aspektai, geri aspektai, ne tik su raku ir ketu, bet ir su kitom planetom, kūrė gynybinius mechanizmus. Iš viso čia yra. Nereikia labai džiaugtis gerais aspektais. Gerai, geri aspektai, aišku, bet jie gali sukurti tos geros karmos kliūtis, nes mėnulis apie gynybą yra. Gynybiniai mechanizmai. Toks pavyzdys yra, čia pasirašęs, kad įsivaizduokite vaiką dideliame prekybos centre, kuris pametė mamą. Jis rėkia, verkia, blaškosi, jo emocijas užpildo visą erdvę.
Tai vat. Toliau mėnulio kvadratūros su mazgais. Tai labai sudėtinga emocinė konfigūracija. Ir čia saugumas ir noras tobulėti konfliktuoja. Nes mėnulis apie saugumą, mėnulis apie tam tikrus įpročius, kurias gaunam per genetiką, per mamą, per aplinką, tam tikri įpročiai, automatizmai, šeima, taip, blokuoja žmogaus kelią. Tačiau, kai žmogus bando kažką tai daryti pagal Rahu, reiškia, jis bijo arba atsiranda tam tikros kliūtis. Tai va čia visokie konfliktus išgyvena, lūkesčiai visokie, tėvai tikisi iš vaiko, kad jis bus tas anas, o vaikas jisai ko kito nori. O tokie tokios kliūtis tam tikros gali iškilti. Ir čia užstrigus, kai kurie astrologai sako, reiškia, jeigu mėnulis turi kvadratūras mėnulio mazgus ir Rahu Ketu, tai yra užstrigęs mėnulis. Tai užstrigęs tiesioginė ta prasme, kad žmogus gali būti toks amžinas vaikas, kuris paaukoja savo gyvenimą, pavyzdžiui, dėl tėvų ir jis bijo suaugti. O čia yra problema. Bet jis išgyvena viduje nerealų konfliktą. Tai vėlgi pagal vien šitą aspektą nereikia spręsti, bet gali būti palaikančių, tarkim, aspektų paprastai būna horoskope, kurie padeda visą tą pradirbti, bet tai yra labai rimta užduotis iš tikrųjų. Taigi harmoningi aspektai tai yra iš tikrųjų kaip ir gerai, yra labai gera intuicija, reiškia ir, mėnulis yra moteris, taip ir žmogus, reiškia, gali per moteris ateiti tam tikrų suvokimų ir palaikymas, tai yra Ketu, Rahu, ir tokiam žmogui lengviau yra adaptuotis prie pokyčių. Toks žmogus tokį vidinį saugumą turi, bet kaip minėjau, reiškia, mėnulio netgi geri aspektai kažkuriame etape gali kurti gynybinius mechanizmus. Taip, ypač trigonai gali suveikti ne taip, kaip, tarkim, mes galime įsivaizduoti. Iškelti tam tikras kliūtis, kur žmogus negalvoja, kad tai yra kliūtis. Taip. Tai va. Turbūt šiandien tiek. Ir sekantį kartą iš karto pradėsiu nuo Merkurijaus, Veneros, Marso, Jupiterio, Saturno. Ir aukštos planetos yra lengviau, ten mažiau ką kalbėti yra, bet tai rytoj bus paskaita, irgi 18 valandą, o aš dabar pažiūrėsiu, gal turit komentarų, ką parašė. Va, matau, Edita rašo, nulikti čia, Saulė turi tau kvadratą su mazgai, Saulė 12 būste, Šaulyje, Rahu 8 būste, Mergelė Ketu 2 būste žuvise. Taip ir jaučiu, sunku save parodyti ir turiu baimę kalbėti prieš auditoriją. Aplinkiniams atrodo, kad aš puikiai sugebu išreikšti save ir įdomu klausytis, o viduje didelis pasipriešinimas. Tai va čia, galima padirbėti. Jau sąmoningumo keliu eina, Edita, taip. Tai reiškia, kad mes išlaisvinam, kad pradirbti šitos aspektus. Yra Rahu, Ketu šitie aspektai su planetom. Tai yra, aš neįsivaizduoju, kaip be sąmoningumo, kaip be to dvasinio plano, suvokiant, kaip aš prieš tai kalbėjau, kad
kaip žmogaus, yra, mūsų gyvenime yra, ryte prabundam, vakaras, ir po to kita diena, taip ir sielos kelyje mes turim suprasti tai, kaip ir sielos kelyje, taip viena inkarnacija kaip viena diena. Ir darbai tęsiasi tam tikri, kaip siūlas, užduotis tam tikros. Mes savo tos darbus atlikinėjame. Tai be to dvasinio aukštesnio plano labai yra nepaprasta iš tikrųjų dirbti su Rahu Ketu ašim, ypač jeigu yra susiję su planetomis, ypač su Saulė ir Mėnuliu. Tai yra vieni iš didžiausių užduočių yra iš tikrųjų. Vieni iš didžiausių užduočių. Aišku, dar labai labai svarbus aspektai yra, jeigu paimti, tarkim, Rahu ir Ketu su ašimis susijungimai, tai yra su ascendentu būna, reiškia, jeigu Rahu su ascendentu, Ketu su descendentu, Ketu su ascendentu, Rahu su descendentu, su IC, MC susijungimai irgi, tai yra labai sudėtinga, iš tikrųjų labai sudėtingos užduotis ir visą tai, ką reikia daryti. Žmogus turi pasirinkimą. Galima žemam lygmenį, iš viso nenaudoti nieko, gyventi kaip gyvenasi. Ir tai irgi taip daro, žmonės taip gyvena, bet jeigu mes jau prisiliečiam prie astrologijos, jau jūs galite klausytis astrologijos ir praktikuoti, kur yra ne vien astrologija, bet yra ir apie dvasinį planą. Tai reiškia, kad mes jau, kaip sakant, įgaunam galę išeiti iš to užburto rato tam tikro, kuris rytuose vadinamas samsaros ratas. Taip. Po truputį, ir tai aišku nebus per vieną gyvenimą paprastai. Tai va, paskaitysiu gal dar kas ką parašėt. Marija. Rezinai, labai ačiū, kad detaliai pasakojate, įdomu, artimas žmogus, reikėtų jungti su Saulė ir daug kitų artimųjų, tai labai reikia dėmesį vertinimo, jaučiasi, kad yra to nusipelnęs, nes daug padaręs ir talentingas, realiai toks yra, bet pasaulis sunkiai duoda adekvatų pripažinimą, jaučiant dėmesį reikalavimą, nes nori kitiems jo girti. Žmogus turi giluminį savipakankamumo trūkumą ir atrodo, vis bando įrodyti pasauliui, bet talentų, gerų savybių, gerų darbų tikrai daug padaręs, tiesiog nepripažintas. Visa, ką Ketu, Saulės ir kitų planetų sankaupa liūte. Liūte. Jo, va. Čia labai nepaprasta situacija. Tai pradirbimas yra toks. Pas mane patį yra... Nėra, pas mane iš viso Rahu Ketu neturi aspektų su planetom, bet Ketu yra liūte ir 10 būste. Va, Rahu yra vandenyje ir 4 būste. Tai, irgi jau galim suprasti pagal būstus ir pagal ženklą ir būstus, tai yra jau ir plus su žvaigžde yra Ketu su žvaigždė dar. Tai, įdirbis yra toks labai svarbaus žmogaus, sakykime, ne? Įprotis iš praeitų gyvenimų, kad tu buvai labai svarbus, tas nešasi per visą gyvenimą ir galiu pasakyti, kad kai aš pradėjau sąmoningai, kaip sakant, eiti į Rahu ir į 4 būstą, po truputį tas balansavimas, nes realiai užduotis yra subalansuoti, ta prasme panaudoti praeitį, bet praeitis pasinaudoja sėkmingai, kai mes būtent į Rahu einam. Taip. Ir
Nu, čia užduotis tokia yra, jeigu tik į vieną pusę daugiau, iš karto blokuojasi. Pavyzdžiui, galiu aš, daug kažką daryti ir tikrai daug daugiau pastangų reikia įdėti ir tavęs nepamato, nepastebi. Tie dalyko viduje tu tarytum įpratęsis, labai tokie gilus čia kauzaliniai dalykai yra. Tai jeigu liute ten ketų ir dar ten planetų yra, tai labai nepaprasta situacija. Jo. Gerai. Tai va. Andris, dar turiu mėnulio konjunkciją su ketu, bandau išsikonservuoti visą seną mąstymą, sudėtinga išeiti iš visus senų šeimos modelių, bet mokausi atstovėti savo, kas yra visiškai priešinga viduj norinčiam palaikymą. Oho. Jo. Išsikonservuoti čia reikia iš vidaus, tai žinai, konservą atidarytuvą. Kažkaip taip. Jo, ir reikia būtent į Rahu eiti. Ir ten gali atrodyti taip beviltiška. Pavyzdžiui, mano Rahu 4 būste. Tai aš turiu išmokti namuose ir pietus pagaminti, ir namus sutvarkyti, ir toks, ir prie ūkio reikia tie dalykai. Nes ir Marsas dar 4 būste pas mane. Tai va. Ir tada tik tai balansuojasi, reiškia, šitą Rahu ketų. Aišku, vandenis tai irgi vandenyje. Tai vandenis, reiškia, dar tam tikrą prasme duoda tam tikrų dar prieskonių. Tai va taip ir gyvenam, jo, pažįstam save, astrologija yra apie savęs pažinimą, horoskopas yra apie karmą. Ir jeigu einam sąmoningumo keliu, mes turim pažinti karmą ir po truputį, reiškia, panaudojant geras savybės, panaudojant ir silpnas savybės, stiprias kliūtis augti. Būtent mes patys ir esam kelias. Astrologiškai žiūrint, žmogaus gyvenimas yra jis pats. Mes esame patys kelias. Taip? Bet tą dvasinį tikslą, idealą turim savo širdį turėti. Ir tada viskas bus nuostabiai. Ačiū visiems už dėmesį, ačiū, kad skirit laiko ir pakviesiu rytoj pratęsti. Iki.